visi. Šį kartą atvykau prie Verpeto kalno. Tai yra legendinis Tado Blindos kalnas, taip vadinamas, kur pradžioje matėte ištrauką, pasidalinau, kaip legendinis personažas Tadas Blinda užjoja šituo kalnu su žirgu. Taigi bandysiu užlipti ant jo ir pasižvalgyti, kas matysis. Giedrą dieną sakoma, kad nuo jo turėtų matytis apie 18 km, bet šiandien nelabai giedra diena, pasižiūrėsim. Tiesa dar šis tas, kad turėtų matytis net 4 bažnyčių bokštai giedrą dieną. Kalno viršūnėje yra akmenys, iš kur šie rieduliai atsirado niekas nežino, aiškinama dvejopai, kad ledynai juos sunešė ir kad žmonės galėjo sutempti, bet mįslė lieka. Kalnas apipintas legendomis, turintis ypatingą energetiką, svarbi senovės tikėjimų, apeigų ir amžino poilsio vieta. Tai metinių kalendorinių ir apeiginių švenčių vieta. Taigi prie tokio įstabaus, įdomaus kalno ir esam. Kągi, o tiesą sakant, dar kitas aspektas, kad iš kurios pusės užjoja man to kalno, aš taip ir nelabai suprantu. Nežinau, bet užlipsiu ant jo vis vien pasižvalgyti. Ledynai šalia Verpeto kalno palikę ne vieną akmenuką. Tiesa, šie nedideli. Taigi toks trumpas pabuvimas ant legendinio Verpeto per brūkšnelį Tado Blindos kalno. Iki kitų kartų.